Dėmesio, dėmesio. Šiandien yra Valentino diena. Ir sveikinam visus gimnazijos mokinius ir mokytojus su Valentino diena. Bet gimnazijoje yra labai daug vienišų žmonių. Tad Šviežienos jums pristato top 6 kabinimo būdai. Numeris 1 – muzikantas. Aš myliu tave, mergyt. Ir niekada nustosiu tavęs mylėt, mergyt. Numeris 2 – nerdas. O, labas. Labas. O koks tavo vardas? Augusta tavo. Koks? Augusta. O šiaip žinai, kad moteris mato daugiau spalvų. Ne, geras. Jos mato daugiau spalvų ir gal norėtum būti mano spalvų gydas. Ne, dėkui gal. Numeris 3 – amerikietiškas. Dieve, aš tau ne per sena, ką. Šiaip tai žinok, aš visada už moteris, kurios turi, visada sakau, moteris turi daug jaunesnį vyrą. Pasirašau. Vėl tas nerdas neatstoja. Šiaip žinai, kad mūsų rankos kūnai sudaryti iš molekulių yra. Ir aš toje prieš, aš iš tikrųjų neliečiu, nes mes iš tikrųjų nesiliečiam vienas prie kito, nes molekulės jas iš tikrųjų nesusiliečia. Numeris 4 – tas, kur draugelio paprašo. O, labas, gražuolė. Labas. Mano draugas norėtų tave pakabinti. Jis labai gražus, be breketų ir moka gerai matematiką. Ne? Bet pagalvok. Ne, žinok, aš užimta jau. Na gerai. Numeris 5 – stalkeris. Numeris 6 – marozas. Ką tu, mergytė, varom su manim gal siemku? Ar kebabą, kokį naują kebabinį? Ne. Kodėl čia vienas sėdi, ką? Aš ne vienas žodžiu. Kokios draugės, kokios? Davai, varom. Ai. Su kita merga varysiu. Ne, viskas turi saiką, aš nesuprantu. O esi skaičius knygų gyvenime? Teko. Jo, Nes labai. aš šiandien, aną savaitgalį perskaičiu 3 knygas. Wow. O esi skaičius Romeo ir Džiuljeta? Teko. Šiaip labai yra gera knyga. Ir šiaip ten labai apie meilę daro dalykus visokius ten. Ir gal nori apie mūsų ateitį pasakyti, čia galima nuskanuoti kodą. Va, žiūrėk, man. Geras. Tai gerai.